Situacija beveik komiška, bet tik tiems, kas nesusidūrė su vidurių užkietėjimu. Jei žinote, kokia tai bėda, juoktis nesinori. Baltijos Amerikos klinikos medikai nusiteikia dar griežčiau. Vidurių užkietėjimas labai dažnai būna pradinė storosios žarnos vėžio simptomatika. Nei iš šio, nei iš to pradeda kietėti viduriai, žmonės automatiškai puola į vegetarizmą, pradeda valgyti visokių daržovių daugiau. Ir aišku, kurį laiką tas jiem padeda. Tai moralė būtų tokia, kad jeigu atsirado nei iš šio, nei iš to vidurių užkietėjimai, reiktų pasitikrinti, ar ne storosios žarnos vėžys sukelia tą simptomatiką, kurią žmogus turi. Antras dalykas su vidurių užkietėjimu tai, kad jisai provokuoja įvairių tiesiosios žarnos ligų dažnumą. Ir, sakykime, yra absoliuti tiesioginė priklausomybė tarp vidurių užkietėjimų ir hemorojaus. Sakykime, paimkim 100 žmonių, kurie tuštinas normaliai ir 100, kurie turi vidurių užkietėjimą. Tai hemorojus bus ko gero 10:1 tose abiejose grupėse. Tai yra 10 kartų dažniau sirgs tie ligoniai, kurie turi vidurių užkietėjimą. Ir visai eilė kitų tiesiosios žarnos tų populiarių tokių ligų. Bet juk ne širdis, ne plaučiai, tik susilaikęs pasituštinimas. Kodėl tokia menka problema gali prišaukti onkologinę ligą? Dėl ilgo toksinų kontakto su žarnos sienele jisai didina storosios žarnos vėžio riziką. Tai yra, kaip čia paprastai jums pasakyti, reiškia, storosios žarnos vėžys gaminasi iš endotoksinų. Tai yra pačiam organizme iš tulžies rūgščių pasidaro tam tikri kancerogenai, kurie, jeigu jie ilgai stovi prie žarnos sienelės, jie tą žarnos sienelę ilgiau veikia. Jeigu viduriai yra normalūs, kaip sakytas, toksinas pravažiavo ir tas kontaktas su žarnos sienelė yra labai trumpas. Taip, kad bendrai yra priimta traktuoti, kad vidurių užkietėjimas yra tarsi netiesioginis vėžio, storosios žarnos vėžio rizikos faktorius. Vidurių užkietėjimas yra rimta problema tada, kai jisai trunka ilgai. Pirmiausia, kai pacientas patenka pas gastroenterologą, mes klausim, kiek laiko tas vidurių užkietėjimas trunka. Ir dar atkreipiam dėmesį, kiek pacientui metų. Jeigu yra jam virš 50, mes būtinai siūlom atlikti kolonoskopiją. O jeigu yra jaunesnis, tai tada darom dažniausiai kitus tyrimus. Tyrimai Baltijos Amerikos klinikoje atliekami tikrai išsamus. Taip vadinamas tranzitas, tai yra žarnų turinio judėjimo tyrimas, daromas išgėrus šiuos markerius. Po 75 valandų atlikus rentgeną matome, kiek markerių liko žarnyne ir kur jie užsilaikė. Baltijos Amerikos klinikoje atliekama ir kolonoskopija. Pacientas pirmiausiai turi pasiruošti, prieš tai dieną nevalgyti, turi išgerti tam tikrų vaistų, 3 litrus skysčio su tais vaistais ir paskui, kai žarnynas išsivalo, pacientas ateina atsigulant specialaus stalo, jam atliekamas nuskausminimas, į veną leidžiami vaistai. Ir tuo metu kolonoskopas yra įvedamas į tiesiąją žarną ir apžiūrima visa storoji žarna iki pat plonųjų žarnų. Per kolonoskopą įkišamos biopsinės žnyplės ir paimama medžiaga tyrimui. Neslėpsime, dažna nuo minties pasitikrinti sveikatą atbaido drovumas. Sarmatlyvumas, toksai susikaustimas tikrai yra ne vietoj, ne laiku ir yra visiškai nereikalingas. Taip, kad mūsų pagrindinis akcentas yra, kad ateikit, pasikonsultuokit, gal iš tikrųjų daugiau nieko ir nereikia. Jeigu gydytojas jūs pakonsultavęs neras jokių rizikos faktorių, tokių kaip šeimyninė vėžio anamnezė, ten vyresnis amžius, virš 50 metų ar dar kažkokių, jeigu matys, kad yra ten paprasčiausiai jūs pakeitėte dietą ir dėl to taip atsitiko, ar ten pavartojot kokiu nors neuroleptikų, nervus raminančių preparatų, kurie daugmaž visi sukelia vidurių užkietėjimą, galbūt tuo ir pasibaigs visa konsultacija ir visos problemos.
Bet iš kitos pusės, aš sakyčiau, geriau ateiti be reikalo, negu neateiti su reikalu. O tas reikalas, kaip minėjau, labai dažnai yra vėžys, kuris duoda pirminėse savo stadijose vidurių užkietėjimą. Baltijos Amerikos klinikoje į šią problemą žiūrima kompleksiškai. Dirba visas būrys koloproktologų, endoskopuotojų, gastroenterologų, kurie tyria, diagnozuoja ir išaiškina pacientui jo būklę, skiria gydymą, o jei reikia, operuoja. Po tyrimų, kurie nuskausminami, dažnas pacientas išgirsta optimistišką atsakymą. Neradus rimtų ligų skiriamas medikamentinis gydymas, konsultuoja dietologai, psichologai. Po to paciento gydymą prižiūri šeimos gydytojas. Tad atsakingai žiūrėkime į savo sveikatą ir negalvokime, kad vidurių užkietėjimas menka problema. Atsinaujinusi tapusi ligoninę, Baltijos Amerikos klinika, kuri įsikūrusi Vilniuje Nemenčinės plente 54A, visuomet pasiruošusi padėti. Čia viskas po vienu stogu.